Na, prieš video. Aš netyčia nesustabdžiau. O netyčia padariau, kad jau baigtas video. Labai atsiprašau, tai mes šiek keliam kitą. Labai man gaila. Labai... Sorry, aš atsiprašau, nes aš nesenai. Man atrodo, čia mano pirmas buvo antras dabar video. Kaip aš supratau. Gerai. Jeigu norite ateiti į mano kanalą, rašykite komentaruose. Jeigu jums patinka, kaip aš vadinuosi, tai parašykite komentaruose. Galit, kaip mane jūs norite vadinti. Kad kažkaip man nėra garsų. Supratau, tuoj palaukite. Nu va. Visus... Šitas. Aš labai galvoju, kodėl aš padėjau tą. Man ką, tiesiog su juo neina šaudytas. Kaip aš atrodo? Gal čia kažkaip, čia vidurys yra, ten labai vidury daug čiasto, kaip žinote, aš žinau, kai kurie, labai žaidžia, matau Minecraftą. Ir jeigu aš daug laukinu video, aš kaip sakau. O Jėzus, kaip kažkai savaitę. Aš tipo pirmą atėjau, kaip supratau. O Jėzus, pažiūrėkit, kiek čia daug čestų, o Dieve. O ne, ką aš padarau. Ai, čia matys. Matėte, aš čiut neuždengiau tą česą. Kažkas sungrus. Žiūrėjau, bijau. Kodėl aš tokia lieva būtent turiu? Būtent aš. Deimant. Wow. Aš jau daug blokų turiu, ką man reikia. Jau. Užknisojau. Bet aš jau pripratus. Ne. O, čia Dievai. Aš čia nudirbau. Manau, šitas video man pavyks nelabai geras. Supratau. Aš dar pamiršau pasakyti, man gaila, kad aš man nufilmuoju. Na, aš dažniausiai, nelabai... Ne! Aš tokia kvaila, aš nemoku žaisti. Gal aš pažaisiu kitą ne minigaminę, čia iš vis ne Minecraftas. Tai gerai, pabaisim. Aš ir pasirinkau, nes aš žinau, labai gerai turim žaidimą. Jeigu jums patinka, gali praeis, nes dar kitokius žaidimus tada žaisim. Bet aš nemoku filmuoti video. O Jėzus. Aš pati nusmėšiu. Va, dabar gerai. Gerai. Pradedam. Gal aš pradėjau. Aš tai būnu, čia aš iš kur ir buvau. Jūs matėte, kad aš šitą sugautum? Sorry, man kažkas čia palagino biškutį.
Tam. Kažkaip lėčiau dabar prasidėjo. Stop. Ką? Čia aš Čia, kada aš parašyta? Stop. O Dieve, aš įsižiūrėjau į tą ekraną. Į tas raides. Nu nieko. Ir gal aš nežaisiu, nes... Kažkaip. O Dieve, kokie negražas. Mažu gražu tokiam. O ne, šitą. Trūksta video rakas. Nu, palaukite, sustabdysiu. Taigi, labai dienos, pagalvojau pažaisti tokį Minecraftą. Ir čia toks žaidimas, kur daug žmonių, nu, maždaug čia padaryta. Galim padaryti 6, galim padaryti 10, galim padaryti, nu, lyg 10 galim, bet vienas negalim padaryti. Galim tik nuo 2 lygi 10. Nu, 9 ir 8 supratau, čia kažkoks ančytų. Nu, žiūrėkit mano skiną, jeigu jūs... Žemyn bananais buvo išguldyti uniformuoti vyrai su Lietuvos Respublikos pareigūnų uniformom. Ir viena Kosmijos. Bet čia angliškai ta prasa, čia daug anglų yra. Kažkaip. Pasakymai, kaip fainai sugalvota. Kaip fainai sugalvota, ne? Nu, žiūrėkit, palaikinkite šitą dalyką. Juokauju, aš taip niekada nesuprantu. Nebūtinai juokauju, jeigu patiks tik video laikinkit. Kitaip nelaikinkit niekada. Žinot, kai kažkokiem, nu, jums, nu, ta prasme, prašau palaikinkit už tą dalyką, nes žiūri fainas. Nu, ir, nu, iš tikrųjų reikia laikinti video. Tik kai jisai fainas yra. Tėvo, kaip su mane išgąsdino. Sakiau, apsisuku. Ką jis mane įsimylėjo? Švensik. Jis gali kokias prasuk, kol aš jam. Ką jis čia rašo? Aš nesuprantu, parašykite komentaruose, ką čia parašyta. Nes aš nemoku angliškai skaityti. Nes aš ne anglė, aš lietuvė. Tai žinot, kadangi aš taip pradėjau. Fine. Operacijos rezultatai. Išniekinti pareigūnai, pažeminti Šalčininkų rajono gyventojai. Aš gal atsijungsiu. Na, mes kažkokiam seniai. Nežinome. Ką aš dabar darau?
gerai, žiūriu, čia matau šeimas. Aš ką tik pasijungiau, aš kad sakau, tu faina. Jėzus. Labai. Atleiskit, aš taip. Kas gražus. Yra miestų, kuriuose tikrai nėra matęs žvaigždėto dangaus. Kai kur tarša tokia didelė, kad žmogaus per dieną sukvėpuojamas oras prilygsta 2 rūkytėms pakeliams cigarečių. Gyvenam tose šalyse, bet nežinom, ar negyvensim rytoj. Būk sąmoningas, neteršk oro. Mano vyras gali ilgai kęsti stipraus skausmą, bet jam perkaus Diglak, stipriausia diklofenago gėlė Lietuvoje. Diglak molekulės prasiskverbia į skausmo židinį ir Aš žinokit, negalėjau šiandien su mano draugu filmuoti video, todėl nes jisai biškai išpatėjęs buvo, žinot, kaip nusiprovimas erzina, nervina. Jisai tiesiog mane nervino ir supratot. Aš liksiu traukiniu. Stop. Nors tam važiuoti. Kodėl man eina jo traukiniu? Kaip realas. O Dieve mano mie. Sorry. Ką tu čia aiškini, aš nesuprantu. Dabar matyt mano veidą. Aš atsimsiu, čia nesąmonės arabas. Nekreipkite į tą garsą. Aš galėčiau Nekreipkite dėmesio viską. Aš galvoju, ką man? Aš galvoju šitą mums pažais. Tai dariau kur tik panorėjau namuose, darbe, automobilyje, nauja, visas įsivaizduojame yra mano mėgstamiausia. O Dieve! Riba tarp genialumo ir beprotybės. Kreipkite dėmesį į mano nesąmoningus dalykus. Mes čia galim pažaisti. Galim. Varom. O Dieve. Manau, mes jau greit pabaigėme. O Dieve! Sorry, labai sorry. Apie jums. Varom. Matėte. O čia yra mano skinas. Čia tipo mes tik 3? Normalus servas. Da sakau, normalus servas. Kur čia? Kur čia kioskas? Maždaug pasigaminę su visai aš daivis. O Dieve. Mama spėjo pasirūpinti viskuo. Savijauta. Slėptuvėje pagalbininkas, maisto papildus, ambijo. Didžiausia akcija grįžta su drinksmu. Šiandien Pigu.lt sumažino kainą. Kažkaip, kodėl man nesigirdo garas? Norėčiau vis man su ausinėse palikti savo.
ko man trankytis? Segmentas Hervės gatvė 11,99 centai, o elektriniams ir akumuliatoriniams įrankiams iki 30. Aš gal su niekur netrankysiu. Pagaliuko trankysiu, arba į Kasparos pasiekti. Jis. Aha. O Dieve. Jie turbūt nežino, kad ta apačioje yra čia. Programos dėka kiekviena būsima mamytė ir naujagimis gaus kokybišką sveikatos priežiūros paslaugą. Atrodo, man pasirodė kažkas čia žiūrint pro mane. Eina, varo. Čia nėra jokio često, sakykim, va čia tikrai nėra. Ne, aš galvoju, man palaginti, aš atsimu. O Dieve! Lankytojams įėjimas nemokamas. Šį savaitgalį Rokiškio pieno naminiams kaliniams taikoma 20% nuolaida, o 1 kilogramas ananasų tik 99 centai. Išimtis nurodytos rimi.lt. Doremi. Abejonės ir baimę. Išdrįsk. Aš dabar kol kas labai tylėsiu. Tai gali pakeisti tavo gyvenimą. Galit rašyti kažką komentarus, nes man niekas niekada nerašo komentarus, tai labai liūdna. Jau prasidėjo. Dalyvio anketa www.lnk.lt. Žodžiu, man niekas nedraugavo, niekas nežiūri komentarų, niekas nežiūri mano video. Kaip čia jai? Dieve, kur man įėjimas? Prašau žodį, pakuoju. Doremi. Spėju, aš laimėsiu ir taip toliau. Bet nieko įdomus nevyks. Apie Aš gal... Man tai aš padėjau stiklą ir maždaug pašvietė. Tėvas Georgijus ir sūnus Borisas Dekanidzės buvo vieni įtakingiausių ir turtingiausių Lietuvos žmonių. Dekanidzės save vadino verslininkais, pirko pardavinėjo statinį kilnojamąjį turtą. Dekanidzės buvo tokie, Ir tada aš filmuosiu apie liūdną video. pranešė, kad kerštaudamas už turtą, Dekanidzė nori pakelti į orą Ignalinos atominę elektrinę. Parašykit komentaruose, jeigu jūs norite brigados įtakos nei pačios brigados nebeliko, Dekanidzų turto Vilniuje dar yra. matote. Šį namą Trakų vokėje, Emilijos gatvėje, Aš negaliu. kadangi tais laikais mafijozai mėgdavo gyventi rūmuose po 1000 kvadratų, didžiulis namas buvo pritaikytas gyventi vienai šeimai. Man pasibūgins dabar. Aš pasibūginau. Užknisa. Mane. Ir kažkoks bičiukas ateina pas mane. Matė užrašą. Viena pirmųjų į buvusį Dekanidzės namą įsikėlė pensininkė Vlada. Jai būtų padovanoję vaikai. Moderniais ir netikėtai, nosį ėmė kutent pažįstamas, bet ne visai mielas kvapas. Užsmirdo
vienai šeimai, vietinė kanalizacija taip pat buvo paruošta vienos šeimos popakiams. Su Nu, maža peka kas čia buvo? duobe. Ogi, kas čia buvo? Šeimos šūdų duobė prisipildo. Ai, aš laimėjau. Čia va suteka jo į šitą. Kujos panašios, nerealios. O tai iš kur paskui namus bėga? O! Atsinaujino. Dabar, matėte? Kai nėra. Matėte, kaip man buvo čia ten tas, nu jūs supratote, ir maždaug čia, va, kaip atsirado viskas. Aš galvoju, kad čia. Varau čia, varau. Kas čia? Kodėl aš čia? Aš čiterė. Bet labiausia, kad kiekvienas čia gali užsikrėsti. Vlados būdas yra 89 kvadratų. Vienas išvežimas Kas čia buvo? Mano brolis išpatėjo. Na, man šitas paskutinis bus minėjimas ir mes jums atsveikinsime. Kas čia? Na gerai. Šiam video iki labai gerai, kad buvo visai trumpas. Gal aš pažaisiu paskutinį, tikrai tai bus paskutinis. Aš neįsitenkau. Kas čia atsinaujino? Nes mačius, kad čia būtų šitie. Dekanizavimo gyventojai neapsikentė šūdo bulties ir kreipėsi į savo namą. Čia aš nemačiau. Padidinkit duobę, sumokėsim, susimesim. Ir ką jūs galvojat? Padidinot? Ne. Kodėl? Ogi todėl, kad vienas kaimynas nesutinka. Nes jam ir taip gerai. Todėl Vaina muštis. gyventojai kreipėsi į savo Seimo narį. Padėkit! Nesuprantu, vaina. Seimo narys nesikreipia, nors čia nėra Seimo nario tiesioginis darbas. Va čia. Kas čia bus? A. Teisingai, bet tam yra Seimo nariai, tam yra mes teisė rinkti, kad jūs galėtumėte mūsų. Tačiau administratorius pasislepia ir Seimo Oi, ne, manęs nežudykit! 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 Bėgam! Bėgam! O čia dėl, čia suzuko. Kaujas, nu, tipo. Pės! Lazūrės! Kaip faina. Lapės. Vatau. Tas galvoja, jaučiu, kažkas man daužo, padėkit. Mane kažkas daužo. Padėkit, tu mane patys daužai. Yes! Rūts. Bet aš čiūčiutė. Kas čia? Ne, please. Na, kaip sakiau šitam video. Bye. Su jumis buvo Renė. Laikinkit video mano visus. Sutiksim kitam video. Iki.